nuo metukų iki 3-5 metų, kokios dažniausiai problemos su akimis būna. Tokiam amžiui vėlgi būtina pasitikrinti profilaktiškai, nes yra toks patogiausias amžius diagnozuoti vienos akies, kartais būna ir abiejų akių tinginystė. Kas tai yra akies tinginystė arba mediciniškai tariant, tai yra ambliopija, kai abi akys nevienodai mato. Viena akytė mato geriau, kita stipriai atsilieka. Mažas vaikas to nesupranta, jis pats kaip suaugęs nepasitikrina, kaip aš matau vieną akim ir kaip aš matau kitą akim. Todėl tik tai kryptingai tikrindami ir mes dar trupučiuką ir prižiūrėdami, kad vaikas tikrai gerai užsidengtų akį, nes kartais būna mažučiai, gudručiai, gali atidengti kitą akį žiūrėdami. Tai būtina tiesiog elementariai patikrinti, ar vaikas vienodai mato abiem akimis. Nes kuo anksčiau pradedam gydyti akies tinginystę, tuo geresni rezultatai. Ir akies tinginystė yra gydoma tik iki 10 metų. Vėliau, sakom, šaukštai po pietų, jau išgydyti ir padaryti taip, kad ta akis matytų lygiai taip pat kaip geroji neįmanoma. Ir kartais tėveliai klaidingai galvoja, kad dabar aš čia nieko nevargsiu, nes akies tinginystės gydymas yra toks pakankamai sudėtingas, reikia nešioti akinius ir užklijuoti gerąją akį ir kartais tas užklijavimas didelę dienos dalį, ilgą laiką. Tai bus 18 vaikui, padarysiu lazerinę operaciją ir vaikas matys. Tai ne, akies tinginystė vyresniam amžiui, jeigu neištreniruotas tos akies matymas, tai lazerių pagydyti jos neišeina.